Turbūt tikrai girdėjot posakį, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Tai žinokit, čia yra bitės, jos renka nektarą. Bitės gyvena labai trumpai, renka nektarą, iš nektaro padaro medų, perneša nektarą iš gėlės į kitą gėlę ir taip apvaisindamos medžius, augalus. Ir taip mes gaunam vaisius, nes be to apvaisinimo net nebus vaisių. Ir nežinoma šitos informacijos, kiek svarbi yra bitė šitam pasaulyje. Mums atrodo, bitė yra blogis, nes jinai labai skaudžiai gelia. Taip, iš tikrųjų gelia. Žmogui gelia ir atiduoda gyvybę už tai. Bet kitiems jinai gali įgelt, kitiems vabalams. Ir jinai nemirs, bet būtent žmogui gelia ir miršta. Ir nežinojimas, kokia jinai svarbi, mums atrodo, kad tai yra blogis. Lygiai taipogi yra mūsų gyvenime emocijos. Mums atrodo, kad pyktis yra blogis, nes nemalonu bendrauti su piktu žmogum, bet pyktis saugo. Jisai parodo, kad kažkas yra negerai, kad nepatenkinti mūsų poreikiai. Gėda, man gėda, kad aš kažką ne tą darau. Ir vėlgi gėda yra blogis. Šitas jausmas yra blogis. Kodėl? Nes aš negaliu ramiai gyventi. O gėdos jausmas, tai jisai tiesiog socialus jausmas. Jisai padeda mums atitikti kultūros normas, sociumo normas, tradicijas, įpročius. Ir jeigu aš elgiuosi ne pagal tai šeimai, genčiai, valstybei nebūdingais veiksmais, tai man gėda, kad aš esu kitoks. Ir kiekvienas toks jausmas, emocija neigiami, jie nėra blogi, nes pasaulyje nėra gero ar blogo. Tiesiog yra. Ir būtent žinojimas, kad tai yra ir koks tikslas to buvimo, būtent žinojimas mus atlaisvina ir parodo šitą grožį. Nes iš tikrųjų labai pasaulis yra gražus, kiekvienas žmogus yra gražus. Ir kiekvienas žmogus kaip ta bitė turi savo potencialą, turi savo kelią ir turi prasmę. Tik reikia pamatyti ir suvokti, kad aš esu vertingas. Nes be manęs kažkur kažkas neįvyks. Kažkur kažkas įvyks ne taip. Tik žinojimas ir suvokimas, kad aš esu vertingas ir tikrai vertas gyventi šiam pasaulyje. Būtent žinojimas. O žinojimas ateina iš paieškų, informacijos paieškų, pažindinimo ir praleidimo per save.